Puikiai tete Kazino Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serija keliasi į Klaipėdą iš Vyturio areną. Kol kas serijoje tarp Klaipėdos kitas Asimas Morėjus, 50 numeris, taip pat 23-asis Deividas Dudzinskis, 20-asis Kamernas Arsas, 31-asis Rokas Giedraitis ir 0-inis numeris Maikas Skotas. Dainius Adomaitis, kaip ir minėjau, treniruoja Neptūną, o kalbant apie Šiaulius, vyriausiojų trenerių dirba Gediminas Petrauskas. Šiandien vyriausiasis rungtynių arbitras Jurgis Laurinavičius. Pražanga dabar po to, kai Mindaugas Girdžiūnas perima šiame mače. Ir kamuolį į žaidimą grąžina Arnas Butkevičius. Pražanga prieš Mindaugą Girdžiūną. Šiaulių ekipos duobkasi, jis kol kas šiame sezone yra pavojingiausias ginklas Neptūno gretose, kai žaidžia prieš Šiaulių komandą. Kol kas Mindaugas Girdžiūnas iš tų rungtynių, kurios yra sužaistos tarp Šiaulių ir Neptūno tete Kazino Lietuvos krepšinio lygoje, tai Mindaugas Girdžiūnas buvo rezultatyviausias netgi 4 dvikovose iš 6 ir sykį pelnė 18 taškų, kartą 16, po to vėl 18. Visame mače surinko 15. Na, o praėjusioje dvikovoje, žinoma, Rokas Giedraitis surengė benefisą, pataikęs kamuolių, nes kai Neptūnas kovoja dėl jų sėkmingai, tai iškovoja pergalę žaisdamas su Šiauliais. Na ir žiūrint į, tarkime, praėjusias rungtynės, kurias pralaimėjo Neptūno komanda, tai Šiauliai turėjo antrų šansų ir gana skaudžiai, tai gana brangiai tai kainavo varžovams. Komandos ginklas ir variklis, prisiminkėme praėjusius metus Eurolygoje, kai laimėjo 4 iš 5 rungtynių namie, Neptūnas pralaimėjo tik prie Olimpiakos tuometinių čempionui po pratęsimo. Pražanga prieš Džerajų Grantą. Giedraitis yra pavojingas prie 3 taškų zonos ir tenka jį prižiūrėti. Artūras Jomantas snaiperis toks nebuvo. Jomantas buvo labiau naudingas komandai ginantis. Dabar Džerajus Grantas surinko 2. Netrukus nuo atsarginių žaidėjų suolo Dainius Adomaitis kels Danielį Juvingą ir Engusą Brentą. Šiaulių komanda sugeba apsiginti. Na, o po to pražanga. Rokas Giedraitis atrodo pažeidžia taisyklės, šypsosi Rokas Giedraitis. Priverstas žaisti daug laiko ir, na, įdomu, kiekgi jėgų jis dar turėsnams, fiziškai gerai pasiruošęs šis įžaidėjas. Lieka Mindaugas Girdžiūnas prieš Bubalo. Na, Bubalo sugeba kartais atstovėti, bet ne šį kartą. Taigi irgi laiko pailsėti nebus daug, porą dienų ir trečiąją jau vyks rungtynės. Pražanga Asimui Morėjui. Ir bando atsidengti dar kartą Trevisas Beideris. Šį kartą taip naglai kabutėse neatakuoja iš 3 taškų zonos. O čia šokdina varžovo Mindaugas Girdžiūnas. Beideris, Mažeika, gražiai dabar keliavo kamuolys. Dudzinskis rimtai nusiteikęs. Na, šiaip Deividas sužaidė geras pirmasias rungtynės. Buvo vienas rezultatyviausių savo komandos žaidėjų. Šiauliuose jam netaip gerai sekėsi, o čia Vytautas Šarakauskas pataiko iš 5:54 iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir švieslentė dega antroji, galbūt tik antroji komandinė pražanga dabar buvo Neptūno komandai. O čia jau antroji ir Šiaulių ekipai. Ne, dabar pražanga, žinoma, Girdžiūnas, Arvydas Šikšnius ir Vytautas Šarakauskas žaidžia, taigi dabar toks žemas yra Neptūno komandos penketukas. Neptūne taip pat teko rungtyniauti šioje vietoje Lušikas. Deividas Dudzinskis ir Gintaras Leonavičius iš toli. Pavyksta pataikyti Leonavičiui į savo komandos žaidimą. Ir lieka 1 prieš 1. Vėlgi Girdžiūnas prieš Dudzinskį. Eilinis variantas antrajame kėlinyje. Neptūno mažiukas prieš Šiaulių komandos didelį, o čia nežaidžia kitoje poroje rungtyniaujančios komandos, kurios susitinka šiandien. O Neptūnas spaudžia varžovus. Tai per tą paskutinėje 27 Rokas Giedraitis. 10 sekundžių lieka, paskutinės 10 sekundžių. Deividas Dudzinskis stato užtvarą, Giedraitis 4 sekundės. Gintaras Leonavičius iš toli, visai gerą ataką surezgė Šiauliai, visai gera proga buvo Leonavičiui. Sąskaitoje, kalbant apie Šiaulius, 13 taškų, Maikas Skotas, 10 taškų Asimas Morėjus. Tai yra rezultatyviausi Šiaulių ekipos žaidėjai.
Na, pirmoje rungtynių pusėje tikrai vyko kita atkakli vyriška kova ir lygus rezultatas buvo tik sykį, o pirmaujantį komandą keitėsi netgi 6 sykius. Ir didžiausias pranašumas, kurį turėjo Neptūno. Brentas prieš Deividą Dudzinskį atkovojo kamuolį dar kartą Neptūnas, vėlgi antrasis šansas. Šiauliai jų susikūrė 5, Neptūnas dabar jau 6. Ir dėjimas iš viršaus, Arnas Butkevičius. Mindaugas Girdžiūnas labai lengvai apgavo Bubalo. Dabar ir Pleistadas pergudravo Šiaulių kroatą, o čia Maikas Skotas. Netaiklus metimas atkovoja kamuolį Džerajus Grantas ir Mindaugas Girdžiūnas. Pražanga prieš Mindaugą Girdžiūną, kelia ranką į viršų Gintaras Leonavičius. Mažeika, Šarakauskas, taip pat Brentas. Aikštėje ir Beideris ir taip pat Mindaugas Girdžiūnas. Būtent Girdžiūnas dabar su kamuoliu, 10 sekundžių lieka. Ir atiduoda savo varžovą Maikui Skotui. Ir Maikas Skotas prieš Girdžiūną neapsigina. 67-70. Maikas Skotas. Dudzinskis keliauja gavo. Martynas Mažeika ir Trevisas Beideris iš toli. Netaiklus metimas. Beideris gerai pradėjo šios rungtynės, bet po to jo taikiklis jau nebe toks sėkmingas. Ir greita Neptūno komandos ataka. Girdžiūnas stabdo neleistinai. Maikas Skotas nori nesportinės pražangos 16. Antrajame Asimis Marėjus surinko 9 taškus. Rokas Giedraitis. Pusė ketvirtojo kėlinio lieka. Šiauliai pirmauja 3 taškų persvarą. Kameronas Ayersas 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Švilpimas didėja Švyturio arenoje. Ayerso metimas netaiklus ir pražanga Kameronui. Labai norėjo kovoti dėl šio kamulio po netaiklaus tritaškio. Ir kelia nuo parketo Rokas Giedraitis Kameroną. Pirmųjų rungtynių finišą žaidė be Maiko Skoto ir be Simo Marėjus. Gediminas Petrauskas tai buvo orientuota į gynybą. Ayersas. Gintaras Leonavičius. Deividas Dudzinskis ir perdavimas labai rizikingas Asimui Marėjui. Marėjus išlaiko kamuolį, bet nepavyksta įveikti Džerajus Granto gynybos. Prasižengė Gintaras Leonavičius, stabdydamas greitą Neptūno ataką. Ir Danielis Juvingas. 18 taškų jo sąskaitoje, 13 pridėjo Mindaugas Girdžiūnas. Būtent jie dabar skirsto kamuolį vienas kitam, prasižengė Šiauliai ir labai neprotinga, bereikalinga pražanga. Galbūt po nesportinę ir po techninę pražangą gavo abiejų komandų krepšininkai Simas Marėjus ir Martynas Mažeika. Atrodo, kad toks teisėjų sprendimas buvo. O čia Danielis Juvingas įveikia varžovų gynybą. Ir dar kartą Trevisas Beideris ir taip pat bauda taikli 79-79. Puikus krepšinis, puikiai kova, kaip ir visos šios serijos metu. Pustrečios minutės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Pražanga prieš Maiką Skotą. Mindaugas Girdžiūnas neteisus. Vėlgi viena iš 2. Šiandien Šiaulių įžaidėjo sąskaitoje 16 taškų. Neptūno įžaidėjas Danielis Juvingas pelnė 20. Kitas pirmosios pozicijos žaidėjas Mindaugas Girdžiūnas surinko 17. O Leonavičius ginasi geriau. Leonavičius vienas pagrindinių pergalės kalvių praėjusiame mače, kai puikiai gynėsi prieš Danielį Juvingą. Dabar irgi stoja prieš jį. Džerajus Grantas nugarą į krepšį atsidūrė dabar prieš Kameroną Ayersą. Ir Džerajus 81, Danielis Juvingas, Mindaugas Girdžiūnas. Trevisas Beideris vėl aikštėje, Martynas Mažeika ant suolo. Girdžiūnas su kamuoliu. Ir Vytautas Šarakauskas laisvas iš toli, 3 taškai. Ir Karolis Guščikas, jo perdavimas Rokui Giedraičiui. Giedraitis įveikia varžovo gynybą, gauna bloką. Ir tai galbūt jau yra viskas. Rokas Giedraitis nusivylęs. Neptūnas laimi šios rungtynės, išgyveno dar vieną dramą, baigėsi trileris, kuris tikrai puikus. 90-85. Neptūnas laimi trečiąsias serijos rungtynės.